Šiandien susirinkom žemės ūkio bendrovėje. Litagra bendrovė įkurta yra daugiau nei 15 metų. Modernizavom visą savo ūkį, modernizavom, aišku, pasinaudodami ir ES lėšomis, tai labai padėjo. Stipriai išplėtėm savo žolinių pašarų ruošimo technikos spektrą. Turim tokių mašinų kaip, 14 metrų greblys, turim tokių mašinų kaip, Big-X 12 cilindrų savaigės pašarų smulkintuvas, turim tokių mašinų, kurių galbūt Lietuvoje netekę yra matyti ūkininkam, tad mes jau šiandien sukvietėm į lauko dieną. Lietuva, bendrolistas sodyboj, Lietuva, ajerai ežeruos, Lietuva, žali rūtų darželiai ir sena motinėlė languos. Lietuva, baltas rankšluostis lino, drobės taka sode obelų. Na, iš tikrųjų šiandien, sakyčiau, graži diena, tradicijas formuojanti šventė, Rugiapjūtė šventė, kurią organizuoja Litagros įmonių grupė ir Kauno rajono savivaldybė. Man gera pažymėti, kad iš tikrųjų tai įmonė, kuri turi gražią savo istoriją, skaičiuojant 68 metus. Aš manau, kad tai daug ką pasako. Bet nežiūrint to, kad kartais tos didelės įmonės, jos neskiria tiek dėmesio tokiem renginiam. O čia jau daugelį metų yra pats gražiausias pavyzdys, kad mes turim savo žemdirbių tradicijas, kaip ir ši. Jas reikėtų pristatyti, parodyti, stabtelėti ir, sakykime, šiandien yra galimybė pakviesti Lietuvos ūkininkus, leisti pradėti Rugiapjūtę rajonų laukuose. Tada aš visus dar sveiki raginu ateiti link manęs, pradedant pažangiomis varės geltonosiomis. Ir lauko dienoje mes pademonstravom 4 pagrindinius kombainus, tai pradedant nuo CR 9090 ir einant iki CX840. Kodėl mes juos tiesiog taip akcentavome tos galingesnius? Dėl to, kad šiai dienai stambieji ūkiai yra pasiryžę, jie yra besiruošiantis modernizuoti, jie neturi kito kelio, jie turi, investuoti ir jie turi pirkti tokius kombainus kaip rotorinius. Keletas Lietuvoje bendrovė nusiperka, 5 skirtiklinius kombainus, vieną rotorinę ant viršaus, dėl to, kad jisai gerom sąlygom, o geras aš vadinu, tai sausom sąlygom gali pilnai darbuotis. Toliau šitą ūkį investuoja gan stipriai į savaigius, purkštuvus. Mes šiandieną lauko dienoje pristatėm tiek, Amazonę Panterą, tiek Karuelę Nymfijos. Abudu purkštuvai yra gan, sakyčiau, pagal specifikaciją ir pagal savo techninius parametrus labai artimi, bet aišku, ūkininkui vėlgi yra teisė pasirinkti. Vienas yra prancūzų gamybos, kitas yra vokiečių gamybos. Toliau mes, aišku, pademonstravom, kaip visą laiką presų, visą didelę gamą. Žmonės gali matyti ir stačiakampių ryšulių, technologiją presavimo, ir gali rytininių, presų darbą. Gali pamatyti ir diržinį presą, gali pamatyti ir šitą, kombinuoto tipo transporterinio preso darbą šitą. Ir taipogi, ką po to mes parodėm, žemės dirbimą. Tai iš pradžių ėjo diskiniai skutikliai, po to naroginiai skutikliai, po to kombinuoti skutikliai, po to ėjo, sėjamosios 2 rūšių skirtingų.
jie patys žymiausi Europoje ir net šiai dienai pasaulyje, tai Amazonė ir Horšo brandai. Jie siejamosios tai buvo su priekiniu žemės dirbimo, taipogi ir kukurūzų, reiškia, įsėjimo sistema. Tai buvo speciali siejamoji, kurią naudoja profesionalūs ūkiai, tokie kaip žemės ūkio bendrovė Kuršėnai, žemės ūkio bendrovė Okainiai, žemės ūkio bendrovė Litagra. Mes tas siejamasias naudojam, kukurūzų sėt ir mes iš jų išgaunam, reiškia, efektą. Tai visa šita ekspozicija buvo pademonstruota, tai buvo demonstracinis laukas parengtas ir toliau mes išvažiavom su JCB teleskopiniais krautuvais. O kadangi buvo gamyklos atstovas, tai jisai suriktavo savo programą, pagal kurią mes tai parodėm. Mes startavom nuo pačio mažiausio 5-15, 40 ir užbaigėm ties pačiu galingiausiu farmasteriam. Mes daugiausiai rodėm tokius krautuvus kaip 535-95, rodėm krautuvus kaip 531-70, toliau parodėm vieną galingiausių krautuvų 541-70, tai būtent skirtas krautuvas yra gyvulininkystės sektoriui. Nu ir aišku, JCB yra gamintojas mus palaikantis, mes šiandien dienai laikom daugiau negu 40% rinkos dalies. Ir visgi, ko gero, visi gerai suprantantis yra pasaulyje bei Lietuvos rinkoje, jog JCB krautuvas tai yra krautuvas numeris 1. Dalyvauju šiame renginyje tiesiog siekdamas žinių ir siekdamas daugiau žinoti, kadangi darbas man apsiriboja ne vien tik administracinė pobūdžio, bet ir technologinius dalykus išmanyti. Tenka daug bendrauti su žemdirbiais, su ūkininkais, su žemės ūkio įmonių atstovais, jų specialistais. Labai daug viskas keičiasi pasaulyje, labai daug modernios technikos ir tiesiog turi taip pat orientuotis, kas šiuo laikotarpiu yra, kokia yra technika, kokios yra naujovės. Ūkininkui labai svarbu pasirinkti esamai situacijai, jo žemėm, jo ūkio dydžiui techniką. Jisai turi daug žinoti, kadangi pasiūlymas yra didelis, bet ir kainos, aišku, šios technikos taip pat yra aukštos. Taip, kad investicija į žemės ūkio techniką yra tikrai didelė, bet jinai atsiperka ir mes jau supratome, kad būtent tai lemia ir derlių, dėl ko visi žemdirbiai ir siekia, tai yra siekiamumas ir jų, kaip sakoma, pajamos, jų pelnas. Kiek laiko bendraujat su Litagra? Bendrauju labai seniai, nuo 90 metų. Tačiau jau 20 keli metai ir praktiškai čia pat labai patogus, geografiniai padėtis, atvažiuoti labai patogu, detalės, servisas patogu šalia vietoje, tai nelabai kažkaip tai kitur ir norisi toliau važiuoti didesnius atstumus, tolimesnius įmonės įstaigas.
Laikas keičiasi, didėja ūkiai, stambėja, plečiasi ir labai viskas greitai keičiasi. Ir perkant kažką darant, niekad negalvok tą dieną, kad šiandien tau labai gerai bus, o kad bus dar geriau už 3-5 metų. Vis laikas su perspektyva, kad kažko tai biškį atsargos turėtum ateičiai šiek tiek. Pristatėm visą eilę New Hollando traktorių. Šiemet mes jau tikimės parduoti per 200 per 2 rinkas ir aš manau, kad tai yra įmanoma. Aišku, aš suprantu, kaip yra sudėtinga pirkti šiai dienai techniką be europinės dalies, bet nereikia pamiršti, jog neinvestuojant į ūkį, jūs neišgausit našumo, neišgausit, reiškia, žemesnių kaštų ir neišgausit, reiškia, to darbo ir to, reiškia, greičio, ką jūs galėtumėte išgauti su papildoma technika. Aišku, kaip žinot, Litagra yra orientuota ne tik į stambius ūkius, bet yra orientuota ir į mažesnius vidutinius ūkius. Taip, kad šitą mes ir pristatėm didelį spektrą mažesnių mašinų, vidutinių mašinų ir atsarginių detalių. Noriu pasidžiaugti tokią puikią suorganizuotą lauko dieną Kauno rajone Bernatonyse. Džiaugiuosi, kad žmonės nepabūgo tų rūpesčių besiruošiant javapjūtei ir taip gausiai susirinko iš mano regiono, tai iš Akmenės rajono, iš Kelmės rajono, iš Šiaulių rajono, iš Joniškio, iš Radviliškio rajono. Kur jūs rasti, kaip iš Akmenės, Radviliškio ir visų kitų rajonų, kur ieškoti jūs? Na, kaip dauguma jau mane žino ir pažįsta, tai aš pats randuosi Šiauliuose, Šiaulių filiale, Tilžės 273. O šiaip tai aš važiuoju pas ūkininkus į svečius, tai kaip ir minėjau, ir Akmenėje, ir Kelmėje, ir Šiauliuose, ir Radviliške, ir Joniške, mane visur sutiksite. Esu patenkintas, kadangi vis tik mūsų žemdirbėjai domisi, kas yra naujesnių, kas yra paskutinių technikų žodžių. Galim ne taip pasakyti, kvalifikacija aukšta, tiesiog ir mūsų tiekėjus jie jau pradeda mokinti ir tai yra labai gerai. Jie turi daugiau patirties, jie gali jau mum ir patart. Ir aš manyčiau, kad tai dar kartą pasako apie mūsų lietuvišką mentalitetą, apie mūsų žemės ūkį, kuris mūsų bendram vidaus produktą vis tik sudaro apie 18%. Tai todėl ir susidomėjimas ir tie visus naujovės, kurios yra pristatymas, aš manyčiau, kad mes privalom tai padaryti, o mūsų žemdirbys turi teisę
ir galimybė pasirinkti ne iš vieno pardavėjo, bet tiesiog jo jau tokia yra privilegija.